Tep atrod, realia grubė vos ne savaitelį darbelio sudėta, tai realia visi seinas, karkasą buvau, parakaną, viskas buvau sudėta. Ir dabar lieka dar kambarį, įvonio biškėlį lubų. Tai va šitas turiu nivelį ir pasistatęs, kambarys realiai ir baigts. Dar čia va reik vėjin jaustelį reik uždėti. Tai realia darau šachmatišką, va toks, kad po grubę kažką tarp 50-60 cm kažkas gaunas. Į tokiam jaustam grina per pusę Briuselios dedu, bus tvarkinga viskas. Susigrėžiaunu, pasijungu nivelyrą, susigaudau liniją būtam visur identišką, prisidedu plokštę, pasižymu, kur ir daug maž laids, o po to su nivelyru tiksliai užsibrėžu ir išsigrėžu skylę. Tai dabar susidedu va tą juostelę. Visas gipsas daug maž atrodo va taip. Dar aišku trūkst lubų. Šitas į kampą susidėjau rožinį, tas yra karščio atsparus, jeigu sumastysi vėliau židinėlį pasidaryti, pečiuką kažkokį, tai bent jau vos ne dekoracijai, kad būtum, jeigu kas. Tai vat, viskas daug maž užsidenga. Tai dabar teiki belė, kad dabar buvau teik pasiskaičiavęs, kad lygiai dar vat ir beveik pilns laps visokių galėlių. Tai užteks senam, o vonio pritrukau parakanų, tai jau kaip užsakysiu pilną stogau ir damušu stogą šitą vonę luboms. Kas nežinot. Pavyzdžiui, kas nežinot, kaip gipselį reik pjaustyti, tai susibrėžat savo matmenį, katrą reik susirandat, nusibrėžat tą su pieštuku, su da kažkom. Aš vat prisidedu šitas gal pagal prisidedu ir su paprastu peiliu, rieštuku, ada kokį nors aštrių daiktų paimat į griną kelis kartus. Vieną kartą labai stipriai arba kelis kartus prabraukėt ir turit va tokį įpjūvą šitais. O kaip nusilaužot, tada iš antros pusės pasilenkat. Į gražiai antrą pusę taip šnai, nusipjaunat, ir turit jums reikalingą daiktą. Aišku, galite nupjaustyti ir su pjūklu, neskirtum, kad tas bus daugiau dulkių, kad nieks nenori. Tai va, aš taip darau. Čia tik jums, kas nežinot, ką daryti, parodau. Čia. Turit jums reikalingą matmenį ir galit neštis, kur reik prisisokit. Galim varyti ir prisidėti. Jums tu jau čia padėsiu. Parodysim, kaip čia vyksta. Dabar pavyzdžiui, turiu pieštuką. Turiu šitas vatų ton savo detalę. Ir aš prisidedu. Tiesiog daug maž prisidedu. Ir matau, kokia belys turėtum būti. Užsibrėži. Ir vėliau. Tai čia dar viens ir. Viens. Antras. Ir dabar pasijungu nivelyrą. Tai jau užuodysiu. Žodžiu, kad pasijungsiu nivelyrą. Prisidedat plokštę. Kaip jums lazeris rodys, pasimsat, užbrėžat tiksiukus. Žodžiu, kaip jums būtų aiškiau, nivelyras turi tas paprastesnis horizontali linija ir viena vertikali linija. Tai pasijungat, kad būtum tik tais vertikali linija, kad būtum su gulčiuku, o ne užlokint pats lazeris, kad ant normaliai teisė viską rodytom, biškai sunkiai matos, bet matos va linija eina. Ir anas susireguliaunas grina plus minus va kur jūs tai šviestuvą. Galit pasiimti tą matmenį, ano kampo atsimatuoti, kad būtum lygiai, gražiai visas tiesiai skylės sugrėžiuotas. O čia pavyzdžiui irgi buvo su nivelyru daryta. Tai va, viskas eina gražiai, taip tuk teisė. Kad nebūtum va taip išsvaidyta belė, kaip ir po to šudina atrodo. Tai va, ką pradžiau prisidėjau, pasižymėjau, nivelyras pajungts, tada iksiukus susižymiu, kur ir linija mano, susigrėžu, buvo ten skylė arba porą skylių,
pridedu, su viena ranka prilaikau, su antra ranka dzikt porą medvaršių ir susukinėju pilnai gipsą. Ir tada vėl iš naujo einu pasiemu kitą plokštę, vėl taip pat atsirėžu ir toliau montuoju visą gipsą, kas liko. Turiu vieną dalyką parodysiu jum, kas ieškotės arba statysitės arba ieškot geresnių biškelį įrankių už ten pigesnę kainą. Tai užsukau mokį vežį ir radau va tokį lagaminėlį. Tai va tai ir su karūnom. Ir karūnų, čia yra 5-6 skirtingų dydžių ir normalus metalą, neskardinės. Galit, ta prasme, ne aukščiausias kokybės, bet tikrai neskardinį šūts. Dasidėt galvą. Tai jau parodysiu. Man reikia kaip tik pasikeisti dabar. Nes man reikėjo grinai, kad būtum vieną galvą naudoju rozetėm išsigrėžti, kad būtum jau beveik tik skylę, kad bereiktum dar biškį su kokį medžią dildę praeit biškį, kad įlystų tas kaušelis į vidų ir viskas ir čiki. Tai vieną didesnę naudoju, kai jau reikės ventiliaciniam vamzdžiui įstatyti vidų. Tai jau tas ir gerai panaudot. Gipsą eina kaip per sviestą, nes minkšts ir medį bandžiau gręžti. Čia jau didesnė yra, čia rozetėm, čia yra šviestuvai. Tai šviestuvą prisidėjau, viskas labai paprasta, susimontuoji, įsidedi plokštelę, įsikabin. Čia tokie du šudukai vidų įsikabin, kad neprasisuktų. Ir ant viršaus šitais užsuki biškelį, tik tais suraktų. Žinau, kas sakys, kad kodėl nesuraktų, suki, prasuksi. Tas kompleksas kainuoja gal 8 eurų, man atrodo. Jokių problemų, nes jie ir labai brangių. Bet čia ir vis kompleksas realiai belė kokiem šūdam tiks tikrai. Tai va, įsidedi. Galiu parodyti normaliai. Nesako, bandžiau į medį gręžti. Tai medį eina tikrai gerai. Tai dabar galim prisidėti su nivelyru, atsižymėsim iš karto šitos skylės, kur turi būti. Prisidedi, pasižiūri, nivelyrą lazerį matai, pasižymi, iksiukai yra, tai dabar pasiėmė. Ir gražiausiai, nežinau, matosi, nesimata. Tai jau jumis priartinti arčiau. Čia biškį ant šmutkių sudėta. Šitais pasiėmė. Easy. Antrą skylę. Viskas. Jau turi 2 skylės. Paimat, prisidedat. Tai dabar tu jau parodysim vėl. Noriu pilną parodyti etapą, kaip atrodo. Kai reikia susimontuoti. Bent jau tie, kas nėra darę nieko panašaus. Viskas. O šitais gipsenukai, varžtukai juodi. Matosi, nesimato. Aš iš to mėgys esu. Nežinau, kaip jūs. Pasiimu galvutę, porą varžtų į dantis. Vieną į prielį įstatai. Šitai savo pasiėmė. Pasižiūriu, kokiam galę tau čia buvo. Šitaip. Ir po to prasikišiu. Porą varžtų yra, tai dabar gali pasimti iškart saujelę ir viską susisukti. Tai jau biškį padarysim.
irgi sukat varžtus. Tai realiai, nežinau, pabandysiu jums parodyti. Sukat varžtus. Tai jeigu matysis, bandysiu sufokusuoti, va. Čiut galvelė, tegu įlend. Baisiai neperspauskit, kad vat realiai įduptų tas popierius. Ir viskas, bus geriausiai. Nes kai reikės jums po to susišpakliuoti viską, tai jūs užsiknisit, nes kiekvieną gilį dobėje špaklis būdam šlapus, ansai įdups, jį turėsite špakliuoti antrą kartą, trečią kartą, gal ir ketvirtą kartą, jeigu ten baisi dobė bus arba išlūžę bus. Tai biški tik tais, įsukat čiut į dumb, svarbu negal būti išlindęs už, kaip sakyt, į lauką, negal būti pasilikęs į lauką, nes tada arba jūs prasikeiksit, kai reikės špakliuoti ir po to su to špakliaus košė dar reikės sukinėti, arba kažkas užsipis į jumis prakeiks, kai jūs taip padarėt. Tai va. Tai tokie jį reikalai. Dar kelis įsuku. Nu jau, grubiai nežinau. Tarpą daug maž darau 20, gali daryti 15. Kaip sakyt, gerą sprindį gali paimti ir kas sprindį, kur tik ir bruselis, takš, visur susukinėti. Bet aišku, stenkitės jau, kad būtum daug maž vienodai. Vieni daro pagal pieštuko ilgį, kiti daro pagal straipo ilgį, kiti daro su liniuotė, kiti dar visai daro, tai čia visi skirtingai savais metodais. O jums tiesiog norėjau parodyti, kaip atrodo, pavyzdžiui, grinai realių laikų montuoti gipso plokštę. Tai va, kiek čia? 6 minutės, vienas gabaliuks yra. Tai čia toks biškis sunkesnis darbas, nes ant sienų ir lengviau. Jokių dar realiai nebūnt skilių, nereik laikyti kažkam, stovėti ten, sukinėti, padėti panašiai, pastatai prie sienos, pristūmiai, prisukai, viso kitą dėdį. Tai va, o lubom biškiai ir sunkiau. Tai va. Kai jau skylės būn sugręžiuotos, man dar trūks va to juostelę pasibaigti ir viskas. Bet jau esminis dalyks jau dabar jau dzin, nes jau skylės jau viso nebereik mąstyti su nivelyrais ir panašiai gręžiuoti. Ten jau juostelė tai 1-2 bus. Šviestuvai įmontuojami va tokie paprasti. Šitais. Davai, fokusuok. Nežinau, fokusuoja, ne. Bet yra va tokie šviestuvai. Ne labai nedaug, kaip šiaip tak, gal keli eurai. Ar pusantro, 2,5 kažkaip. Rods reikia 3 eurų. Tai pasiėmiau va tokius. Ir anie pagrindė pas mane bus visam name. Va, anie taip atrodo. Šitais. Ir anie yra, va, reguliuojasi. Šitais anus gali reguliuoti, kai įsidė šviesą. Matai. Ir anie kaip susimontuoji, tai viskas yra labai paprasta. Iš šonų turi 2 tokias kaip spiruoklės. Tai tas spiruoklės atlenkit į viršų, abidvi. Taip pat. Ir dabar dedasi skylę. Įsidedi skylę, laidą kiaurai aišku perkišat. Va, įsidedi skylę ir šitais įsistatai į vidų. Tai jau jums parodysiu. Davai, fokusuok. Tai va, ten jau kai taip įsistato, vėliau čia aišku prijungiat prie laidų patroną, viską ten jungtis padarėt, patroną, lemputę į vidų, opa, viso, įsistatė lemputę, galit pasireguliuoti, jeigu reik, galit ten pasisukti, kurią pusę jums reguliuotus, jokio skirtumo. Išsimontuoja irgi lygiai taip pat paprastai, tiesiog va taip ištraukia nuo laukan ir va tai ir tokia špilkutės. Pakšt, viskas ir va taip paprastai. Tai va tada pas mane bus visur absoliučiai sumontuota visam name, pagrindė vien va tie šviestuvai, vadinami tie lubiniai montuojami, kurie nežinau, gal kainuoja, sakau, gal 2 ar 1,5 eurų, kažkas tokio už vieną. Tai va, visam name susidės šiam 5. Tai man jie šiaip patinka, nes aš turėsiu vėliau susidėsiu jungtukus su ratuku, kur įsijung pilną galę visų lempučių
ir tada su to pačiu ratuku gali pasireguliuoti, kad šviestų daugiau, šviestų mažiau, bet čia tas reguliuojas tik ant paprastų tų kaitrinių lempučių, ant ledinių neveikia. Tai vat, tiek žinių, va tai viskas irgi susisuka su nivelyru gražiausiai, viskas gražiai susidėjo, viskas. Čia kad tarpai yra, tai baisiai patys irgi nebijokit, susukėt, nes taip vėliau mato tokį ir įdubimą. Čia tiem absoliučiai pasakai tiem, kas nėra iš jų susidūrė, nedėję, nežino, patys galvoj pradėjo daryti ir bijot kažkaip ir ieškot informacijos. Tai va, tai ir tokie įdubimai ant kraštų gipso, matos, toks grevelis. Tai vėliau į tą grevelę yra tokia lipni juosta. Ir čia ir toks tinklėlis, va, šitais matos. Ir tas tinklelis. Tai tą tinklelį užsiklijuojat visur, kur tik tarpai. Galite ir siauresnio, platesnio, visokių dydžių ir į kampus, jeigu reikia. Užsiklijuojat ir tada gali drąsiai su špakliuku tepti su platesnė mentelė, kad užimtų šitas jau plačias vietas ir viskas lygiai gražiai nusišpakliuotų ir visa ta siūlė realiai neskils, nes tas tinklelis kartu su gipsio mišiniu ansai prilaikys, kad jum neskildinėtų tarpeliai tarpanų. Tai va, todėl būna tas tinklėlis dedams ant kampų, pavyzdžiui, jeigu reikia špakliuoti, būna aliuminiai tokie maži kampukai, labai ploni. Tai prisišveitat kampą kaip jums reikia, prisideda tą kampuką, galit arba užsiklijuoti su tinkleliu, kad ant laikytus, arba prišaudyti, kaip sakyt, su varžtais keliais, kad ant vietoj būtų ir gražiai nusišpakliuoti ir tas metalinis kampuks jum atstos tą kampą, jeigu kažkas ar užkliūtų, dar kažką, kad išlaikytų formą, tai būtų labai fainai, sugaudyti visą kampus, labai gražiai padaryti, apdirbti. Tai čia vėliau kitos dalys parodysiu, kaip tas atrodo. Tai vat, tiek matovat čia įbeliko mažą juostelę ir viskas, darbai baigės. Sienom bent jau. Šitais voniai pavyzdėsim. Voniai dar va, turiu gipsą biškį atlikę, bet liko lubos, nes nėra parakanų baigęs. Tai va, čia irgi visur rozetinai, viskas susigręžioja, tvarkingai susidėjo. Šitais irgi va skydinė. Langai dar neapdirbti, nes irgi reikia par panelių. Tai užsisakys, susižiūrėsiu, tai čia biškelį reiks ilgiau užtrukti, nes dar aplink langus reikia apsidirbti su garos šitą izoliacinę juostą ir panašiai, kad viską užsisandarint gražiai. Tai vat, viskas va taip pabiškiai įvyksta. Toks va trumps epizodėlis, kas vyksta, kaip atrodo, kaip daryti pradžiamokslis, realiai kas nori kažką bent biškį susisukti ar tarpsenį, ar kokios lubos susimontuoti, ar dar kokį nesąmonę padaryti. Tai labai paprasta, viskas ir su gipsu, svarbu nebijokit, pavyzdžiui, toks kaip gipsas ant daug nekainuoja. Jeigu paėmus tą iš tų biškį pigesnių lapų, kur yra 1,20 m pločio ir 2 metrai šiam, 2 metrai piam ilgis, ant kainuoja kažkas apie, kas čia gaunas, apie 7 eurus vienas laps. Tai galit pasipraktikuoti ir tikrai ne kosmose tai kainuoja, kad kažką pasižais, pabandyti kažkokį tarpsenį pasidaryti. Jeigu biškį taupot, galit naudoti medinius tuos karkasus vadinamus parpanelius, makaronus, kaip jūs norit pavadinti. Jeigu nelabai taupot, turi biškį daugiau pinigų, pavyzdžiui, galit naudoti metalinius profilius, kurie lygiai taip pat realiai sukas kaip ir mediniai karkasai, viskas taip pat. Tik tais, kad ir spec laikikliai, tai ten biškį kitaip. Kadangi, tai vat, man patogiau ir man prie rankų labiau limp medis, tai aš telto rinkaus. Tai vat, kas klausia. Tai va, tiek žinių, žodžiu, dėkau, kad žiūrėjot, kam patik kažkokia tai informacija, naudinga, nenaudinga, numetat laiką, susimatysim kitą kartą.